Šiuo reportažu norėjome pažiūrėti, ar Vilniaus jaunimas turi kokios nors kitokios veiklos nei alkoholinių gėrimų vartojimas ir rūkymas. Tad pažiūrėkit, kaip mums sekėsi. Mes nuėjome į aikštelę prie Baltojo tilto ir pastebėjome tuščias erdves pilnas nuorūkų, butelių, kitokių šiukšlių, tačiau nei vieno jauno žmogaus neišvydome. Pavydėję nuo Baltojo tilto link Žalgirio, pastebėjome, jog čia mažiau šiukšlių, tačiau daugiau vandalizmo požymių, pavyzdžiui, kaip gatvės teršalai siunčiantys neigiamą žinutę aplinkiniams žmonėms. Tai apibendrinami, norėtume pasakyti, kad jaunimas užsiiminėja ne tik alkoholinių gėrimų vartojimu ir cigarečių rūkymu, bet užsiiminėja, tarkim, ir kitais blogais darbais. Tai grafičių piešimas ant sienų ir visokių įvairiausių pastatų. Tada šiukšlinimas žiauri problema. Aišku, retas žmogus ir su riedle nepasivažinėja, bet keli ir į kašį pamėtė, bet kai pažiūri visą bendrumą, tai susidaro toks įspūdis, kad be rūkymo, šiukšlinimo, grafičių piešimo ir gerimo jie daugiau nieko nedaro.